Labas rytas, mielosios, sveikos atvykusios į MyFitEmpire kanalą. Aš esu Evgenija ir šiandien mes turime su jumis jau 6 tornado iššūkio dieną. Žinokit, aš nuo pat ryto negaliu atsidžiaugti savo pusrytukais. Vakar rodžiau, kaip juos gaminti, gaminame kartu su jumis, tikiuosi gaminote kartu. Bent jau vieną kartą tikrai pabandykit pagaminti ir tada žiūrėsit, kaip reaguoja jūsų pilvukas į tą pieną, ar viskas tvarkoja, ar nepučia pilvą, ar gerai jaučiatės. Bet žinokit, šitie užkandžiai, tai jie kaip desertas, jie tokie skanūs yra. Aš jau negaliu šiandien nuo pat ryto sulaukti, kada pagaliau galėsiu juos valgyti. Irgi dabar atėjo laikas valgyti ir galvoju, parodysiu, kaip sustingo, kaip atrodo. Tai va žiūrėkit, kaip atrodo. Kaip gražiai sustingia, kokia košytė, kokie bananai. Ir prieš pradėdama pasakoti, kokiagi mūsų yra šios dienos užduotis, kas mūsų laukia, noriu priminti, kad turėjome atlikti ryte ir ne tik ryte, o dar bent mažiausiai 2 kartus per dieną mūsų tikslo vizualizaciją, bet būtinai turime tikėti tuo, ką mes darome. Mes turime eliminuoti iš mūsų žodyno žodžius aš tikiuosi. Pavyzdžiui, kai aš sakau, aš tikiuosi, kad man pavyks numesti svorio. Tai reiškia, aš netikiu, aš tiesiog viliuosi, kad kažkokios stebuklingos jėgos įvyks kažkoks stebuklas ir galbūt man pavyks. Bet jeigu aš sakau, aš esu verta to, kad man pavyks numesti svorį, aš tikiu tuo, kad man pavyks numesti svorį, arba aš žinau, kad man pavyks numesti svorį, jau šitie žodžiai įgauna žymiai kitą prasme. Ir labai daug yra kalbama apie tai, kaip mūsų žodžiai virsta realybę, kaip mes pakeičiam savo gyvenimus, kaip pradedam tinkamai kalbėti, nes žodžiai pritraukia realybę. Tai vat ir šitoj vietoj taip pat atsimenam, kad eliminuojam visiškai visus žodžius, kurie jaučia mus jaustis neužtikrintai. Tai reiškia, aš viliuosi, aš tikiuosi. Tai reiškia, kad tai priklauso ne nuo manęs, o nuo kažkokių pašalinių veiksnių ir nenumatytų jėgų ir galbūt kas nors už mane kažką padarys ir man pavyks. Tikrai taip nebus. Viskas yra kiekvienos asmeniškai mūsų rankose ir jeigu aš užtikrintai kažko noriu, aš turiu tinkamai siųsti visatai ir tuos žodžius ir sakyti, aš žinau, kad man pavyks, aš noriu, kad man pavyktų, irgi pakankamai stiprus žodis, bet tam, kad norėt, reikia dar kažką ir daryti. Tai reiškia, reikia dar užtikrintesnių žodžių. Aš esu verta, kad man pavyktų. Aš žinau, kad man pavyks. Tai nepamirštame, kad taip pat vizualizuojant savo tikslą ir kalbant mintyse su savimi, reikėtų labai tinkamai rinkti žodžius. Atsimenam, kad visus pliusiukus žymimės kalendoriuke. Jeigu vis dar nežinote, kur jį pasiimti, kaip jį nusipiešti, iš kur jį gauti, tai prie video aprašymo apačioje yra nuoroda, kur galima parsisiųsti kalendoriuką. Aišku, ta nuoroda viskas galios tik tai šio projekto metu. Tai vat, jeigu stebėsite jau video projektui pasibaigus, ne rugpjūčio 1 ir 10 dieną, negaliu užtikrinti, kad visą laiką laikysiu šią informaciją tinklapyje, kadangi aš ją vis periodiškai atnaujinu. Tai tada tiesiog žiūrėkite pasiruošimo video ir žiūrėkite pirmą video, kur aš kalbu apie tai, kaip atrodo kalendoriukas, kokie yra veiksniai ir paprasčiausiai paimkite sąsiuvinį ar užrašų knygutę ar lapą ir nusipieškite tą kalendoriuką savo ir žymėkitės. Dabar taip geriame vandenuką, nepamirštame. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau šiandien jums pasakyti, tai vat gurkštelsiu vandens ir pasakysiu. Labai gerą teisingą mintį šiandien prisiminiau, kiekviena jūsų žino tą mintį, bet vis dėlto dar kartelį ją priminsiu, kad mes valgome tam, kad mes gyventume, o ne atvirkščiai, kad mes gyvename tam, kad mes valgytume. Tai reiškia, mes neturime paversti maisto
mūsų malonumų šaltiniu, nes maistas yra energija. Maistas neprivalomai turi būti skanus, aišku, bando maksimaliai jį padaryti skanų, kiek tik įmanoma, bet mes neturime tai koncentruotis. Maistas tai nėra tai, kas mums turi atnešti malonumą, maistas yra tai, kas mums turi atnešti energiją. Aišku, jeigu atneša ir malonumą, ir energiją, tai yra labai gerai, bet vis tik koncentruokime į tai, kad maistas yra kūras mūsų organizmui, o ne kažkas kita. Tai vat primenu, koks mūsų šios dienos meniu. Pusrytukus mano jau matėt, išsamus su paaiškinimais ir receptais dienos meniu yra vakar paskelbtas, tai galit susirasti. O aš tik primenu, kad ryte valgiam per naktį laikytus avižinius drybsnius. Dabar mano turiu ką parodyti. Jautienos arba kiaulienos guliašas, 200 gramų žalios mėsos vienam kartui, tai verdu 2 dienom, 400 gramų mėsos. Morkytė, svoguniukai, troškinu, pabaigoje įdėsiu 1 šaukštą pomidorų pastos arba kečupo be pridėtinio cukraus. Mano dienos užkandžiai yra 4 sūrio lazdelės ir 2 maži plokštieji nektarinai. Galite nektarinus keisti bet kokiais kitais vaisiais, obuoliai, greipfruktai, apelsinai, žodžiu, ką mėgstat, išskyrus bananą ir išskyrus vynuogės ir trešnės. Va čia labai saldus vaisiai ir uogos. Ir vakarienė pas mus šiandien 2 virti kiaušiniai ir mėgstamų daržovių salotos, pabarstytos kietuoju sūriu. Ir prie guliašo irgi buvo daug daržovių. Tai nepamirštam, kad kasdien skaičiuojame 5 rūšių ir skirtingų spalvų vaisių ir daržovių, kad mūsų organizmas gautų kuo daugiau vitaminų, nes kiekviena spalva, jinai simbolizuoja vis kitokį vitaminą, vis kitokią naudą, kurią vaisius arba daržovė atneša mums. Ir dar tik iki važiuojant į parduotuvę norėjau pasakyti, kokia bus rytojaus diena, kokia bus mūsų mityba. Ir primenu, kad galite valgyti kelias dienas iš eilės, nebūtina kaitalioti mitybos kasdien. Aš tiesiog bandau parodyti kuo daugiau jums skirtingų dienų, kad jūs turėtumėt ateičiai savo susirašiusios galbūt, susidėliojusios, ne 10 dienų, o 2 dienas valgysit iš eilės, tai iš esmės 20 dienų jau galėtumėt valgyti pagal šią mitybą. Tai vat kol kas be produktų, tik susakau, paskui vėliau, kai nupirksiu tam tikrus produktus, galėsiu dar juos ir parodyti. Tai vat labai pasilgau granolos. Labai noriu granolos, aišku, renkantis granolą, galima ją gaminti pačioms, arba galima renkantis granolą žiūrėti, kad būtų kuo mažiau pridėtinio cukraus. Tai vat yra su tikrai nedaug, apie 10, virš 10 gramų per 100 gramų produkto pridėtinio cukraus. Tai tokią granolą galima pirkti. Tai reiškia, mūsų bus porcijos dydis 70 gramų, tai reiškia mūsų kūnas gaus mažiau negu 10 gramų pridėtinio cukraus su ta granola. Tai čia jau toks yra labiau, kaip čia, tokie labiau skanūs pusryčiai, tai čia jau savęs palepinimui. Tai va, žodžiu, rytojaus pusryčiai bus savęs palepinimui. Tai yra granola. Dabar jeigu, sakykime, jūsų surastoje granoloje yra 15 gramų pridėtinio cukraus, tai irgi dar kaip ir plius minus neblogai, nes 11-12 gramų cukraus jūs gausit su viena porcija ir atsimenam, kad dienos norma negalit viršyti 25 gramų pridėtinio cukraus. Tai va, daugiau, sakykime, kitur save ribojam, tai bus vienintelis saldus dalykas rytoj. Tai va, valgysiu granolą su natūraliu jogurtu. 70 gramų granolos plus natūralaus jogurto, nežinau, apie 100 gramų plus minus. Keli dideli šaukštai, aš perku visą laiką didesnį kiekį. Pietų turėsime tą patį guliašą, kuris vis dar gaminasi pas mane. Ir plus daržovių galima lygiai taip pat kaip šiandien. Galvojau daryti plus grikiai, bet kadangi ryte bus granola, tai angliavandenių mes viršit nenorim, nes mūsų tikslas yra riebalinės masės metimas. Tai apmažinsim dar šiek tiek angliavandenius be grikių. Tik mūsų guliašas. Ir pasirinktinai norimos žalios daržovės, kelių rūšių, tai yra nevirtos, negamintos, nemarinuotos. Ir jeigu norisi skaniau, tai kelių marinuotų arba konservuotų daržovių mišinukas. Nedaug. Rodžiau vakar, pas mane svoguniukai marinuoti ir marinuoti agurkėliai. Dabar vakarieniai bus salotas su feta sūriu.
Dabar feta sūrį aš patariu rinktis iki 21% riebumo. Tai vat apie 20 būna 18% riebumo, net man atrodo 12 būna. Tai vat ne tą riebiausią fetos sūrį, o su mažesniu riebumu. Ir mūsų vakarienė bus 70 gramų to sūrio, plus vienas virtas kiaušinis, plus daug skirtingų daržovių. Gali būti špinatai, ridikėliai, pomidoriukai ir raudonas svogūnas. Tai vat susidedam pagrindą, žalias daržovės, pasipjaustom kitas daržovės, išverdam vieną kiaušinį, perpjaunam, gražiai sudedam. Kubeliais papjaustom fetos sūrį, sudedam, ant viršaus griežinėliais supjaustom raudoną svogūniuką nedidelį, pabarstom ir visą tai galima apipilti vienu mažu šaukšteliu, arbatiniu šaukšteliu, alyvuogių aliejaus. Alyvuogių aliejus tinka salotom, kepimui nelabai tinka, bet salotom tinka. Tai vat extra virgin galim imti alyvuogių aliejų, vienu šaukšteliu apipilam ir dar galima pabarstyti moliūgų sėklom, sėklų mišiniu, kažkokiais mėgstamais prieskoniukais, tai superinės variantas vakarienės bus pas mus rytoj. Ir užkandžiai pas mane bus obuolys, vienas didelis arba du mažiukai, plus mėgstamų riešutų sauja. Tai sauja yra nedidelė, sauja netokia, va, o trupučiuką. Geriausiai pasverti apie 35 gramus. Patarčiau galima imti pistacijas, tai jeigu sversit pistacijas, tai galite sverti ir 80 gramų, kadangi plus minus 1:2, kartais net ir daugiau lukštai pistacijų. Tai vat lukštentų pistacijų irgi pasirodo būna jau pirkti, bet galima pirkti ir paprastas. Tai vat jeigu kalbam apie pistacijas, tai 75-80 gramų su lukštais, o jeigu kalbam apie kitus riešutukus, gali būti riešutų mišinys, arba migdolai, arba tiesiog lazdynų riešutai, kokius mėgstat, tai 35 gramai riešutų. Tai vat tokia bus pas mus diena, irgi visai skani ir nebloga. Kągi, atsimenam, šiandien pas mus netreniruotės diena ir šiandien mes per visą dieną bandome nueiti mažiausiai 10 000 žingsnių. Reiškia, keliaujame į lauką, kiek tik yra galimybė, vaikštom, sekam žingsniukus, komentaruose rašome, kiek pavyko žingsniukų surinkti. Tačiau iššūkis nebūtų iššūkis, kadangi jau pradedam antrą iššūkio pusę, trupučiuką pasunkinsim dienos užduotį, tai prie dienos aktyvumo bus ne tik 10 000 žingsnių, bet kviečiu visos dienos metu, o gal per vieną kartą, papildomai padaryti vieną užduotėlę. Ir tai bus 50 pritūpimų. Gali skambėti labai baisiai, bet jeigu jūs juos suskaidysit po 10 pritūpimų kas 2 valandas, tai ir neatrodys baisu. Tai kviečiu visos dienos metu atlikti 50 pritūpimų, o gal galėsit padaryti per vieną kartą. Ir tam aš čia vat apsirengiau ir rodysiu jums dabar pritūpimų techniką, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Labai dažna pritūpimų klaida yra tokia, kad mes darom pritūpimą siaurom kojom ir iš esmės dirba pas mus tik tai keturgalvis šlaunies raumenukas, priekis, taip? Ir va darom tokius. Yra tekę matyti, va šitaip, gal nugarą specialiai blogai rodau dabar. Krenta nugara. Tai ką reikėtų atkreipti dėmesį, ką reikėtų atsiminti, kas apskritai yra tas pritūpimas. Tai visų pirma, aš patarčiau geriausiai orientuotis, kad mūsų kojos būtų pečių plotyje ir pirštai gali būti labai lengvai keliais laipsniais pasukti į šoną. Visai trupučiuką. Kitas dalykas, aš turiu įtempti pilvą, turiu nuleisti pečius. Tai reiškia iš karto pasidaryti taisyklingą laikyseną ir dubenį pabrukti po savim, ne išriest, nes tas va toks išriestas, tai čia yra nugaros laužimas, o ne pritūpimas. Tai taip, atsimenam. Svirti įstatom, iešmo šašlyką, dubenį po savim ir pilvą įtempiam. Tada toliau pečiai nuleisti ir stengiamės visos amplitudės metu išlaikyti tiesią nugarą. Reiškia, mes jos neišriečiam, bet laikom tiesią liniją. Ir kartu prie to dar yra 2 niuansai, jūs galite nufilmuoti save iš šalies ir pasižiūrėti, ar jūs darot gerai. Atkreipkite dėmesį į keliukų poziciją. Labai dažnas atvejis yra toks, keliai į vidų. Traumuojame kelius
iki sėdmenų vis tiek impulsas beveik nenueina, neteisingai. Pagrinde turime orientuotis, kad keliukai eitų į išorę. Geriau, tegu jie jau daugiau į išorę nueina, negu kad krenta į vidų. Ir be abejonės, dar vienas niuansas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, labiau orientuojamės į tai, kad mes stengiamės pasodinti dubenį ant kėdutės, įsivaizduojamos. O keliai neišeina labiau negu išsikišę yra kojos pirštai. Tai reiškia ne čia. Nes jeigu mes darom čia, iš karto dar kyla kulnai, vėlgi labai abejotinas tada išeina tas pritupimas. Taip, tai atsimenam viską dabar, ar ne? Bandom atsiminti. Arba bent jau darom taip, kaip įprasta, o paskui įsirašom ir išsianalizuojam pagal mano paaiškinimus ir pasižiūrim, kur pas mane yra pritupimuose klaida. Gerai, tai važiuojam. Aš kartu su jumis dabar padarysiu taip pat pritupimų. Kas nori, pakylam ir padarom visas kartu. Važiuojam. 1. Iškvepiam. 3. 5. Rankas galima laikyti kaip norit. 9. 10. Čia tokia yra labiau inercija. 11. 12. 15, sodinam sėdmenį atgal, 16, 17, prisiminiau dar vieną dalyką, 18, 19, 20, žiūrėkit, dar vieną dalyką parodysiu. Dar prisiminiau, dažnas atvejis, kai darant pritupimus, labai dažnai merginos daro tokį kablį sėdmenim žemyn, parodysiu, ką turiu omeny. Pritupimas ir toks pabrukam po savim sėdmenis. Nežinau, kaip čia parodyti net. Gal pavyko. Tai šito mes irgi turim vengti papildomo dar vieno judesio apačioje. Sėdmenis tokioj pozicijai buvo, kyla atgal. Tokioj pozicijai buvo, kyla atgal. Nedarom to pabrukimo po savim apačioj. Gerai, tai dar berodydama padariau 2. Dar man liko 28, važiuojam. 1, 2, 3, kvėpuojam, 4, 5, 6, keliukai plačiai, 7, 8, dar. 4, 5, dar. 6, 7, rankas galim laikyti. Ir šitaip. 9, 10. Dar liko 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis. Tikiuosi padarėt su manim kartu. Lauksiu atsiliepimų. Labukas iš mašinos. Važiavau produktų, kaip tyčia dar teko važiuoti į 2 parduotuves. Neradau vienoj parduotuvėje visų reikiamų produktų, bet iš principo norėjau nupirkti tam, kad parodyčiau iš rytojaus dienos meniu ir dar būčiau ir 3 važiavus, nes, žodžiu, tinkamo feto sūrio, visiškai tinkamo, apie kurį pasakojau, irgi neradau. Ir šitą nupirkau Maksimoj 23%, nes sakiau, kad iki 21%, tai kiek atsimenu Lidle būna pirkti 21% ar 20 ar 18 netgi. O šitas fetas sūris 23% Maksimo 150 gramų, tai reiškia bus man kaip tik 2 kartam. Nes sakiau, kad bus 70 gramų, nu ten plus minus 75 ant peiliuko liks 5 gramai. Tai va 2 kartam. Minusas šito feto sūrio yra toks, kad jis kažkoks labai jau brangus palyginti su kitais. Tai va ir nesupratau, turėjau abejonę gal važiuoti 3 parduotuvę, bet tiesiog pagailėjau laiko. Tai va nupirkau tokį 23%. Aišku, ten vienas kitas procentas tikrai jisai jokios įtakos nedaro, bet jeigu lyginti 55 ir 23, tai tada taip, skirtumas yra milžiniškas. Dabar kas liečia kitą produktą, dėl kurio teko važiuoti 2 parduotuvę, tai yra granola. Kaip žadėjau, radau granolą be pridėtinio cukraus. Va,
taip va jinai atrodo, bet radau tik Maximoje. Norfoje jokių gerų granolų neradau, 19 gramų cukraus mažiausiai per 100 gramų. Tai va jeigu mūsų bus porcija 60-70 gramų plus minus, tai vis tiek virš 10 gramų cukraus gausit. O čia, nu, bent jau tai prašom, be glitimo, nepridėta cukrų, daug skaidulinių medžiagų, nu tai daug, pažiūrėsim, kiek tas daug. Per 100 gramų 18, nu jo, neblogai. Ir pilno grūdo drybsnių, virš 51% į šitą granolą eina pilno grūdo drybsnių. Tai va, tas yra gerai, nieko. Paliksiu taip, nekarpysiu jau, žinokit. Tai va, dar kartelį parodau. Paulius, ar ne? Paulius firma vadinasi. Paulius gamina. Nežinau, čia lietuviškas, nelietuviškas, aišku, kaina irgi truputį kandžiojasi. Vos ne dvigubai brangiau už paprastą granolą. Tai vat jeigu merginos turit kažkokių gerų atradusios granolų be cukraus, geriausiai pirkti internetu galima susirasti. Tiesiog įrašot Google granola be cukraus ir mačiau, kad labai daug yra pasirinkimo, bet kadangi man reikia jau rytojui, tai aš tikrai nelauksiu ir neturiu laiko tiek jau ieškoti ir laukti, kol atsiūs. Tai šį kartą valgysiu tokią granolą, dėl ko nieko dabar neturiu namuose užsipirkus, nes mes 2 mėnesius keliavom. Dažniausiai tokių einamųjų produktų aš visą laiką turiu po ranka, bet prieš tai kažkaip irgi, kai žinojau, kad mes būsim išvykę ilgai, tai ilgą laiką nieko nepirkau ir ten tiesiog visas atsargas, žodžiu, suvalgiau ir jokių naujų atsargų neužsipirkau. Tai vat vien dėl to nieko dabar neturiu ir tenka man viską, vat, kai susidėlioju dienos mitybos planą, viską iš naujo pirktis. Taip. Ir dar vieną dalyką norėjau parodyti, kuris mane šiandien pradžiugino. Norfoje radau, bet neabejoju, kad yra ir dar daug kur. 70 gramų pistacijų. Atsimenat, sakiau, per pusę plus minus skaičiuoti. Tai kaip tik 70 gramų pistacijų nelukštentų, lukštukus mes išmesim ir apie 30-35 gramus pistacijų gausim. Ideali porcija vienam kartui, nes pistacijos yra skanios ir kai jas jau pradedi lukštenti ir valgyti, tai būna, kad ir nelabai norisi sustoti. O čia yra tiesiog man porcija ir vat supakuota, kur bevažiuočiau, turėsiu su savim. Ir visiškas lyrinis nukrypimas, absoliučiai ne į temą, bet galvojau, kad noriu ir su jumis pasidalinti. Buvau Maximoje, didelėje Maximoje Akropolyje ir savitarnos kasose. Tiesiog mačiau situaciją, kai vaikas, nežinau, panašaus gal amžiaus kaip mano dukra, apie 10 gal metų, berniukas, toks burbuliukas, su paspirtuku, žodžiu, bandė savitarnos kasoj nupirkti kažkokius produktus ir nusipirkęs dar McDonald's, žodžiu, maišiuką laikė, bet ne tame visiškai esmė. Ir kai ten, žodžiu, atsiskaitinėjo už savo produktus ir tą McDonald's maišiuką kartu padėjo, ir atėjo tas darbuotojas jam padėti, sako, šitą nuimk, nes čia svorį blogai rodo ir taip toliau. Ir vienu žodžiu, kągi moralas viso šito. Tai jisai ten viską apsimokėjo ir tada aš tiesiog stebiu, kad jisai jau prieš išeidamas prieina prie to darbuotojo, buvo vyrukas, toks Maximos kasose pagalbininkas ir sako, ačiū jums ir taip nusišypsojo ir man net ištirpdė širdį. Tai visų pirma, nelabai dažnai, kada tu pamatysi apskritai, kad vaikai pirmi dėkoja ir prieina ir taip drąsiai ir garsiai nebijo pasakyti, o antra, tiesiog prisiminiau, kad tas gerumas, jisai visą laiką tirpdo širdis. Tai aš išėjau su tokia šypsena ir su tokia gera nuotaika ir kartais tokia smulkmena parodo, kad yra gerumas mumise ir tas kasininkas nusišypsojo ir visi išėjom iš tos Maximos su gerom nuotaikom, o berniukas, manau, kad irgi savim didžiavosi, kad jį irgi tas kasininkas pagyrė, sako, maždaug koks tu šaunuolis. Tai tiesiog lyrinis nukrypimas. O aš likusią dieną, žiūrėkit, kokia faina aplinkoje leisiu. Čia yra didelis ekranas, LTM fanų zona. Iš olimpinių žaidynių transliuoja, kuomet yra lietuvių pasirodymai. Čia yra įvairių sėdmaišių, yra palapinės. Mes čia su Valerija leisim likusią dieną. Atsinešėm stalo teniso raketės turime, tai čia yra stalo teniso stalų. Žadam pažaisti, tai orelis dabar visai fainas, nors pusdienį buvo šiaip sau. Dabar yra šilta,
giedra, netgi truputį per karštą. Ir taip pat atsivežiau su savim ir savo maistelį. Tai va dabar ir papietausiu ir tada likusią dieną leisim aktyviai. Mano jautiena, daržovytės, atskirai pomidoriukai, atsivežiau paprastą šakutę iš namų, su kuprinė, labai patogu, viskas susidedinu ir va, ir kaip tik pradeda kažką tai transliuoti jau. Žiūrėkit, koks geras vaibas. Krepšinis. Jaunimėlis su paspirtukais. Triukus išdarinėjo. Ten tinklinis. Čia visokie akrobatikos elementai mokosi ant rankų vaikščiot, prisitraukimai. Čia net nežinau, kaip vadinasi šitą sporto šaką. O ten transliacijas olimpinių žaidynių, mes čia užsiėmėm sėdmaišius, labai smagiai. Žinokit, aktyvus vaibas negali būti geriau. Čia mūsų stalas. Valerija jau manęs laukia, jau ruošiasi mūsų varžybam. Pas mane tokia stipri aktyvi dienelė, jau grįžom namo, kaip ir vakaras, dar išėjau pasivaikščiot, nes daug sėdėjom, ne taip daug judėjom, kaip norėjosi. Tai einu iki galo surinksiu savo 10 000 žingsniukų ir tikslas dar papildomų 5 ant viršaus. Tai tikslas 15 000 žingsnių, tai einu pasivaikščiot. Ir dabar dar tokia viena mintis atėjo į galvą, kurią noriu su jumis pasidalinti. Labai dažnai, kai mes su jumis pradedam laikytis mitybos, pradedam galvoti apie tai, kad, sakykime, norisi skanesnio maisto, ar ne? Norisi daugiau maisto, norisi jo skanesnio. Taigi, su kuo tai gali būti susiję? Tai gali būti susiję su keliais dalykais. Tai visų pirma, tai gali būti susiję su įpročiu valgyti skanų maistą, pavyzdžiui, saldų, sūrų maistą. Ir kitas dalykas, tai gali būti susiję su mūsų noru patirti malonumą. Greičiausiai mes galime patirti malonumą suvalgę skanaus maisto. Išsiskiria laimės hormonai, apima puikus jausmas, geros emocijos. Tai va dabar aš galvoju, kadagi dar mes jaučiame tas geras emocijas. Pabandykime prisiminti kokią nors situaciją, kuomet būnam euforijoje. Tai dažniausiai būna koks nors įsimylėjimo, pavyzdžiui, laikotarpis, pabandykit prisiminti, gal jis buvo ir labai seniai, bet tikriausiai atsimenat, kad valgyt nesinori visiškai, nėra apie tai net kada ir pagalvot. Dėl to, kad mes mintame visai kitomis emocijomis. Tada mums duoda tuos laimės hormonus, visai kitos emocijos, kiti įvykiai. Tada pagalvokime, pavyzdžiui, apie kažkokią situaciją, kai mes labai stipriai kažko laukiam. Na, pavyzdžiui, už 3 dienų atostogos. Aš ruošiuosi, dėlioju, planuoju, aš esu laiminga, kad manęs laukia fainas įvykis arba atostogų metu. Bent jau asmeniškai aš tai tikrai valgau tiesiog tik dėl to, kad reikia valgyti, bet kadangi dažniausiai laukia labai daug naujovių, įdomybių, tu tiesiog pasisotini iš emocijų, kurias atneša tos atostogos. Dar vienas dalykas, nebūtinai labai kažkokie sukrečiantis ar didžiulę laimę atnešantis įvykiai, didelės emocijos slopina mumyse tą norą valgyti ir mes tada valgom tik dėl to, kad reikia, o ne dėl to, kad mes čia norim gauti to laimės hormonų, kad išsiskirtų. Norim gauti to sūraus arba saldaus kažkokio skanesnio maisto. Tai sakykime, gali būti ir kažkoks įvykis, kuris mus verčia labai daug stipriai dirbti. Pavyzdžiui, kraustausi, ar ne? Kraustausi į kitus namus, turiu per vieną dieną viską padaryti, viską sudėti į dėžes. Ar aš turiu laiko galvot, kada aš valgysiu? Tikrai neturiu laiko. Pavyzdžiui, aš ateinu dirbti į naują darbą pirmą dieną. Taip pat per didelis užimtumas, taip pat atitraukia visiškai mūsų smegenis nuo to. Tai dažniausiai, reiškia, 2 būsenos mus priverčia truputį stabtelti su tuo skaniu maistu ir su tuo, sakykime, emociniu valgymu. Tai vat kažkoks didelės laimės jausmas arba labai didelis užimtumas. Tai jeigu jumyse šiuo metu yra tos
atsiranda jumise tas noras valgyti skaniau, maisto per mažai, pagalvokite, galbūt reikėtų nukreipti savo energiją į kažkokią iš tų dviejų vagų. Arba didelis užimtumas, tai reiškia sugalvokite savo kažkokią veiklą, kuri tikrai atims daug jūsų laiko ir jūs sudomins. Arba, norėčiau sakyti, įsimylėkit, juokauju, arba galite, o kodėlgi ne, arba galite tiesiog susirasti, prisiminti kažkokią veiklą, kuri jūs daro labai labai laimingomis. Ir be abejo, tada tas galvojimas, noras gauti labai greitai skanaus maisto ir patenkinti savo tą laimės troškulį su greitu maistu, nueis į antrą planą. Na, tai čia tokie mano vakariniai pamąstymai, vaikštant gamtoj, atsivėrus čakrom, o jums visom linkiu puikios dienos, lauksiu informacijos, kaip jums sekėsi šiandien įveikti 50 pritūpimų iššūkį, kaip sekėsi surinkti savo 10 000 žingsniukų, kaip sekėsi laikytis mitybos. Ir kviečiu prenumeruoti kanalą MyFitEmpire, kadangi tai ne pirmas ir ne paskutinis iššūkis šiame kanale. Ieškokite naudingos informacijos jame, ieškokite įvairių treniruočių ir pradedančiams, ir pažengusioms, ir draugaukime toliau. Iki rytojaus.